Sveiki, randuosi prie Nemunų, bet taip iškilęs normaliai Nemunas, neįsivaizdavau, kad tiek. Šiaip šilta, bet gal bus lietaus. Tai einam pasimaišysim kokių jaukučių, valandų po 3 biskį. Šiandien bus žvejyba po pietinį, pavakarinį tokia. Va, kitom dienom rytoj negaliu, o kitom dienom tai paskui vėl lietaus, atšals oras kitą savaitę. Tai va, nusprendžiau šiandien biskį pasėdėti, nežinau kiek čia įsidėsiu. Jau ko turiu dar šaldytų. Šiaip tai seniai buvęs žvejotai. Jau norisi. Čia atsikibau, tai nieko gero nepagavau, tai nekėliau visai, nefilmavau. Tai va, tai einam kokiu jauku biskį įsimaišysim. Paskui sumaišysiu viską tą su šaldytų. Ir bandysim. Tai va. Taip. Čia tokių likučių dar subersiu. Čia flagmanų. Visą gal suberiu šitą. Dar šaldytų turiu. Ir čia gal ir užteks. Gal skiau berčiau, va, vidėje jau ko turiu tam krepšį ištėmėjau gavęs, bet galvoju, kad užteks mažu čia jau. Man huskį atgal. O čia sakom, šiukšlin pasisėmiau. O čia neprivabat. Blecha, čia nejaukėsi. Aš jums parodysiu. Va. Kažkai lietaus nebus. Gal dabar dar šitą suberiu, žiūrėsim, kiek čia gausis viso, nes šiaip dar jas net normaliai nesileidęs, gal ir tom kad ir užtektų. Mažu nieks visai nekeps. Gal gazas nesileidęs. Taip išvažiuoti rodė 26 pas mus šilumos. Važiuoti, toksai debesys juodųjų, puolė iki 18 laipsnių. Atvažiuoti irgi rodė 18, bet dabar saulutė išlenduvė užkaitino. Vietom buvo palė. Gal gerai, neštis, jei ką dasimaišysiu geriau. Tai va, tai tom kart. Dzikai. Gaudysiu dzikais. Turiu žirnių šaldytų. Šitą dar įsimu čia. Daug nenoriu prisinešti. Dar salą galvoju nesinešti. Čia pradės lyti. Atsima pasienko apie 30 metrų. Čia vanduo gal dar kyla, nežinau. Mėgysim užmest. O, čia dar turiu biskį šaldytų dzikų, tai dabar pradžiai šią užšersim. Čia toks jokas gavusi, gan sausas dar, gal bus gerai. Aš čia jau pasižiūrėjau, atstumą aišku apsipynė. Ir taip užsirišo neblogai, visai galiu pasakyti, užsiveržė čia kažkas tai. Nuplėšėm dabar. Tai dabar šitą paliksim, užsimetam kitą.
Kas jau lyt pradeda. Dar nepradėjau žvejoti jau. Gal daug nelis. Atsiku, dar reiks kažkokią kitą dėžutį sėdėti. Pradžioj du dzikus dedu. Nežinau, čia per tą žolės kažką prisitrauksiu, jeigu kalbėsiu, kad keptų. Mėginam nusimesti. Tai dabar, kur mečiau šį ryklą 70 gramų, pavadėlis apie metrų panašiai, kabliukas 10 numerių. O čia ant šitos 80 gramų šį ryklą. Pavadėlį nusitraukiau, tai irgi apie metrų bus yra 10 numerių kabliukas. Aš įtempiam. Tai va. Gerai, nu čia šitą susitvarkyti tada maškinytė. Kas klibino jau. Ta patį pavadėlį pasidaro tampesnį tą tokį dankarūsų, vis tiek parysi pažiūrėti. Tai jau mamailius daužį. Štai jungiau kamerą. Nu, tai aišku, dabar jau baigėsi tas kibimas. Tada. Biskį traktelėjau. Kažkokia gyvybė yra. Aš galvoju, kad reiktų gal persimest. Jau čia žulių pagavęs, be jau sunkiai traukiu. O. Ir pirma žuvis. Uojuki. Nu, pirmą tai mes ją paleisim tada. Nu, šitą nejaukėsi, nejaukėsi. Nu, dabar 3 dzikus uždedu. O būčiau kitą šėryklą paėmęs. O atitė matyt, kaplyje reiktų eiti. Tai jūs kėtį. Gal atsinešt. Nu, gal atsinešiu skaitybą. Pradeda lynuot. Ten nepradėjau nei žvejot. Tai va. Vietė daužo kažkas. Atsinešiau sietką, skėtį. Galvoju, kur maės čia. Reikia įsidėti. tą sietką įsileist. Traukiam, pažiūrėsim čia. Gal kas užkibė. Čia kažkaip tai mėgysiu įmes tą sietką. O, plakis. Gerai, dabar jungi. Na va, užsimesim jau ir kitą meškerę. Ana, mačiau irgi dar brūžino, bet jį netraukiau. Va, pažiūrėsim, ką mes čia valandų turim. Tai matyt, kad lyja. Čia visur apsiniaukyja. O. Tai turi būt matyti ir jom arapuoja.
Mėgysim šitą semes, kur aš čia buvo. Nužiūrėjęs. Kurią vietą. Nutraukiam šitą, tada pažiūrėsim. Šitą. Reiks kaip pasileis biskį žemyn kuolą. O čia nežinau, yra kas nėra. Man atrodo, kad čia tuščia. Jo, bet jau čia kažkokios mažos žuvys. Visiškai mažos, turiu galvoju. Vidurinis zikas apčioptas. Na va, būsiu kaip ir panašiai susirūšęs, skaitis viskas yra čia. Jau ten matyti lyja. Jau džiugausiu ir aš tau lietaus. Aisiu pažiūrėti į programėlę, bet čia viskas apsiniaukė aplinkui. Gal labai ilgai nelis. Eik tikėtis. Jau šitą biskį ėmėjau, galėčiau pasileisti. O taip. Basas jau įsėmiau, aš pabraidyt, kad būtų gerai. Na, po viską sumišiau, apstojau kepti, jau viską susitvarkiau. Vėjas pasiskuo iš čia, bet jie tai matyt, kad duoda neblogai, ką mes čia valandų turim dabar. Šešiolika 30. Lygiai 16:30, o tie kažkokia žolė užsikabinus. Tai va įsilyja po biskį, susur apsinėjokia. Ar pažiūrėsi programėlėje. A čia ilgai bus matau, a nereiks varyti namučių. Biskį. Noriu paveršti. Jau įsilyja ir čia, ir pas mane įsilyja. Mažu po lietaus, kas nors geriau keps. Ar pažiūrėsiu, ką programėlė rašo. Orų. Vienu žodžiu, nespėjau. Lietų rodo 21 valandą. Va. O kai dabar rodo tik, kad apsiniaukė, tai kaip visada neatspėjau, nu ką. Pasidėsim šitai, ką daryti. Važiuoju, tai dar pasidėsiu truputį. Va, biskį nulėjau. Norėjau pasismulkyti žirnių, tada neatsileidė, dabar biskį į vandenį mėsiuos, kad atsileistų. Pasismulkysiu žirnių dar trupučiuką. Skaitai biskį šoną nusinešiu, tie nežinau, kaip jau duoja, čia dabar nieko, bet dar čia tik trumpai, matyti tokie trumpalaikiai ar bus lietus. Turiu ir kukurūzų, bet patikau sliekų ir mateliukų neturiu. Turėjau galų pasimti matelius, bet per skubėjimą nieko. Va, tai kukurūzų turiu ir turiu žirnių, man atrodo, pakasų gaudo ant zipų. Viskį, jau kas gal per sausas, bet tiek tų, kaip persimės, kol skėčių nėra. Kaip tai žolių, ta kur doliau metu, tai labai daug žolių prakabina. Apsisakė dabar. Aš čia viskas gerai. Dadysiu dar vieną dziuką. Pavadėlių sūris, nesakiau gal pirmą, tai 0,14. Gal toks neplonus.
Jeigu čia dar palis daugiau, tai mėgysiu iš šešupė nuvažiuoti, mūsų vandens bus šešupė pažvėjot. Norėčiau irgi patikryti, reiktų čia. Tai va. O dabar nuliūta vietų tvanko dušna kažkaip tai. Tai tiek. Biskį pataiškau. Jau bus atsileidę. Šitom smulkimai. Tai jau, bet viską susiruošiau, tai kibame apstųjų. Nelyja tvanko, bet apsinėjaukia, bet mūsų tepi prabus. Kaip ir vėjas nurimu viskas. Tai smagus ūras. Tevis pasibuvo, dar stambiulikų, viskų, žiūrėjimų. Tai va, kokie reikalai. Nu, žodžiu, baigėsi lietus ir baigėsi kibimai. Pagau 2 aukšlės dar. Jo, laukiam karšių dabar. Ir čia ko. O, ant tų žodžių trok, gal aukščiai vėl. Taip, tai dabar oras smagus, bet čia anoje pusėje lyja. Čia visų dar gerai. Vėjo visai nėra. Ir kibimų nėra. Nu ką, nieko nepadarysi. Na, ir vėl mes vos keičiu. Vėlyja. Gal bus tokie trumpalaikiai, dar žuvis nekimba. Visai dabar apstoju. Vakarinis kliovas. Gal vieną geriausią, nežinau. Beveik 5. O, jo. Vakarų 5 valandą beveik. O, įsilyja. Laukiam dar. Nežinau, gal kokių 7 pabūsiu. Nu, matysiu nuo situacijos. Kraštinė kažkas jau po ilgesnio laiko pažiūrėsim. Čia irkas, čia visai nieko nėra. Jo. Kaip nenori, kad lašnuoja po biskį. Tai kas moškiais lenda jėgis jau. Atrodo, kad čia gal yra kokia sutrauka. O, lakis koksai susigundė. Lakis zikais susigundė. Kaip norėtųsi neblogą karšį pagauti, kaip man jį pagauti. Reiks kažkur kitur gal važiuoti. Karščių žiūrėti. Labai orai nepastovus, tai nežinau. Dabar ta ateinanti savaitė ir žada prastą. Tai ką aš čia privadysiu, tai nežinau. Gal kur arti šešupė kokią nuleiksiu pažiūrėti. Nu va. Biskį pasitūlinau, bet jau nežinau, nei kur mest. O, ar apstojau lyt.
Kiek koks keistas kibimas pagalė mane. Nuėjęs iki mašinos. Čia gal kas užkibė. Kažkas yra. Plakis. Bet taip įdomiai linguoja. Pamažu kokios žolės. Nu. Kiek aš čia rezikos pavarėjau dabar. Mes matom žolės. Na, tiek to te. Tai kažinien, apau, neteis geriau. Sidūriau da kabliuku į pirštą. Jau mažu nelis daugiau, nors rodo 9 valandą, bet jie čia kaip nieko nenuspėtų oro. Šitoks oras geras, nu bet kibimų visai nėra. Nežinau, kas čia šiemet darosi. Gal tik aš nepagaunu nieko. Bet žvejų ir nematyt. Da gal ateis lietus, bet viskas čia juoduoja. Bartvanko kažkaip vėjo net nėra. Šiukšlių nemažai neša. Tai va, prastos žinios. Pagalvo kelias tai žokesai. Dabar kažkaip plakių biskį pagavęs, va, jie pabėgtų ir pužiuką į nori. Gerai, dar gaudom, laiko dar turim. O kibimas. Jaučiu, kad sunkiai traukiasi, bet žolių kalnas gali būti. Mažu vis tik žolės traukiu. Kuo ir savo kokių žolių, štai sunkiau traukti. Įvarys gal, įgazuosenai. Viskai biesina to žolės. Aš šitiek palėjau nemažai gal. Puh. O tie kibimas ant kitus. Ir reikia padėjuot. Tada ten gal meškerės mėgysim parsisukt. Jums tai gal nebus matyt, kaip čia tą baksniuoja. Šitą tuoja. Bet čia jau nei neplakęs, nei, man atrodo, kokia aukšlį gali būti. Jau gal bus. Nudavožiai tie 2 dzikus dedu. Čia dabar 4 uždėsime. Ir balti vien tik dzigai, tai nežinau, nei pamaišyti, nei matiliuko, bet nemanau, kad gelbėtų. O, da, mažukas jau pasikirtė, tai bus. Išbaigsiu jau, ką tą, kiek čia pasidariau pirmai, sumaišėjau ir bus gerai.
O va. Na, dar paliksiu, tegu dar pazyzlius, jeigu zyzlius. Ir kažkas tai prisizyzliuje bus. Kas mums čia? Nedidelis plakutis, už tai taip silpnai. Truk. Bet kabliuką pradės visą. Maža nuplauks. Jau maškių yra. Ne te baisiai daug kaip kitais metais, bet tik biskį nervina čia jūs. Kibimas. Traukiam pažiūrėt jau. Seniai ką ir bemačiau kibimą. Galvoju, kad kokie apie 7 varys namų čia apniukė, lyg tai čia griaudėjo. Gal tik tai žolių krūva. Žavis tai nedėlį, bet žolių štai. Nežinau, nenoriu nei kip, nei tos. Ai, negražus plakis. Toks raudonas. O. Raudonas plakis, raudonas belkas yra. Visi šiaip tai moškiais nervina. Lenda į akis. Ir pauštukai čiulba. Tai vadrudo oras tikrai, nei vėjo, nieko nėra, toks būtų labai painas, turėtų kaip žuvis, bet kažko tai. Žvejų irgi nieko nėra. Gal kad tas vanduo pakilės, bet nemanau. Gal dar šitą žuvytę čia nuėmsim, bet jie viena kabo mane per kūnus. Nežinau, gal čia jau reikėjo gaudyti, bet šitą kitą ar čia metu tas pats. Dabar toliau kažkaip tai geriau biskį kimba. Jauku ir nedaug turiu, bet čia yra biskutis. Tai nežinau, vargu aš jį išbaigsiu da. Norėsiu, kad sėtka biskį pradžiūtų. Dar sėdim. Nu da, vienas plakutis. Jau neužilgo varysim mačių. Oliui suvalgęs. Kapleikas. Vargšas praėjęs tą kablį. Nežinia, kaip su juo bus, bet krauja jam ištiškų. Kraujėjau ranką. Viską baigiau. Neužilgo 7 valandą, man atrodo, turėtų būt. Tai va neausiasi, bet nelyja, biskį vakaruos prasigėdrina. Dabar tų šiukšlių daug, tų tokių dumblių neša ir taip, suka čia ir šakos ir viskas dabar eina. Ir dar tas vanduo iškelu. Tai va, visos šiukšlės pradėjo eiti. Aš jau gal biskį nusinešiu stalą, čia ko nereikia, apsiprastysiu. Įtrauksim žuvą. Ta kibimuką, sakiau, persimesiu ir eisiu žvėjų žuvį ištraukt, bet kažkas traukia.
Tai žiūrėk, gal kokia yra, tai va, gal persimės ir eisim, ištrauksim tą žuvelės, pažiūrėsim, ką aš čia pagavau. Nieko gerų, aišku, nepagavau, bet taip smagiai pasidėjau, saulutį išlindu. Labai žolės neša, tai tokia žvejyba pasuka gan. Za kalną žolių parsivežu. Oi, kokie puikiai mažiuliukiai. Tai jau. Ir dar, ko gero, lietaus ateis, dabar biskį prasišydė, bet ten viskas juoda. Einam, traukiam tą žuvį. Vanduo biskį pakrito. Nedaug žuvies. O. Keletas plakių, kuojukių ir 3 aukšliais. Ja. Einam mes jas paleisim. Tai žuvis. Na. Lyg tai visos nunėriai. Tai kokia ta mano žvejyba. Popietiniai, pavakariniai tokie. Geriausia tai kaip dieną atvažiuoja, tai pagauni kažkaip geriausia kempą. Jo, bet galvoju, kad kokį vis tiek kažką paimsiu, bet ne, tai nenori nei tie plakiai, nei tos krūs. Kaip nieks nenori. Šiukšlių daug neša, visokių ir šakų ir ko tik neneša čia, tai tokius su keliais. Kai papuolat į parduotuvę, prašykit 10% nuolaidėlę turi duot. Tai vis susitaupysit, ką nors bus ar kokį dziką veikas išeis. Tai va, noriu rėmėjų padėkoti už visą gėrį. Ką? Dar padėkoti noriu už šitos už laikas. Kažkaip nuotaiką pakelia, tiek kažkaip kitaip būna. Tai va, kokių žinius. Ką? Nežinau net ką pasakyti. Norėčiau pagauti kokį jau karšiuką, tokį stambesnį, čia nedidelių, tai iki kilų tokių pagavęs, tai po vieną, tai 2 pagaunu, tai ne visada filmuoju, ne visada keliu iš tikrųjų. Žiūrėjau, dar nekemba, tai va toks vakaras smagus atrodo viską, bet aišku, dar gal laukti, gal prištemsant, bet vanduo tykus, tai neapsimoka nei laukti. Pasidžiaugiau smagiai, dabar nežinau, kada papulsiu, kad tą orą prastą pranešta, tai matysim, ar čia po ežeriuką, ar kur prie namų į Šešupę pamėgysiu, mažo palijau vandens bus daugiau, tai va, tokios žinios, atėjo ir iki kitų kartų.